Pas jūs vonioj aš mačiau voras gyvena. Jūs dar gyvas, kaip jisai pas jums? Aš nusipirkau tarantulą. Viskas prasidėjo nuo mažų varų auginimo. Aš juos auginu kaip profilaktiką nuo tarakonų. Jo, na ir ką jūs... Nu ir iš savo tos praktikos pažiūrėjau, kad vorai pas mane vis pradėjo didėti. Pampti. Taip. Kaip jūs išknarėte? Nu ir čia mano viena pažįstama tokia namuose augina sloinikę vorą, kuris užaugęs, meta kailį ir turi ant savo to pilvelio tokius plaukus. Ir jeigu voras nori apsiginti, tai jis tos plaukus meta ir tie plaukeliai įkimba žmogui į akį ar į kaktą. Ir žmogui tampa tokia alergija, kad alergiją reikia su lazeriu pjauti. Nu ir iš tos kalbos taip išėjo su ta mergina šnekant, kad Kaune parduoda vorą, kur tau įkanda ir tau hajuk. 10 litų kainuoja. Tai kokio dydžio tas jūsų audėjas? Nu, špyga taukuota kažkur va toks. Nu, dabar špygutė. A vardą turi kaip nors? Pekeliūnas. Žiūrėjau apie KGB rezervistus, tai nusprendžiau pavadinti vorą Pekeliūn. Nu, jie augino šį sloikę. Tai atnešu jam... O ko jisai minta pasimistas? Ką tik gimusiais pelės lavonėliais, vaikiukais. Važiuoju į zoo parduotuvę, perku pelelės tokias mažas. Jūs valgėt kada nors varų sriubą pienišką? Ne. Į sloiniką, puslitrį sloiniko reikia pieno ir porą vorų. Ir daugiau nieko nereikia. Tai čia vorų sriuba, kurią valgo labai čiabuviai. O, reiks išbandyti. Nu tai va, tai tas voras mano, tai aš jį pasiemu tokį pavadėlį jam susikonstravęs ir... Ar jūs pats jau nebijot rankom imti, ar kaip su pirštinėm gal imat? Aš jums išduosiu. Taip. Aš, kai su vorais dirbu 20 metų, man imunitetas, tas pats kaip gyvatės, kur gyvatės įkandimam, tampė atsparus. Aš, matote, jums išduosiu dar daugiau. Taip. Aš sergu arachnofilija. Arachnofilija, čia kur vorus mėgstate? Nu, ne tai, kad mėgstu, o netgi myliu. Aš nusirengiu nuogas prieš kamerą tokį įtaisytą. Taip. Nu, ir tada su voru jau extreme seksas. Tai žinokit... Jūs vorą tratijat? Nu, ir atvirkščiai. Taigi gyvas būtybis. O žinokit, nepamaščiau. Užsisėdėt ant to voro su savo dešra prasmirdusi ir kaišioje. Aš galiu ir nukentėti nuo Europos Sąjungos. Galite nukentėti, ir štai nuo manęs nukentėsite. Žiaurus elgesys su